Pas mus, pavyzdžiui, kada pradėjau galvoti apie stand-upo kultūrą ir kas galėtų būti tarp jų, aš prisiminiau ten visus tos Šilanskus, tos visus panašiai, bet Kami Bairis, jie anekdotą pasako. Jie ateina ir anekdotą, tokie gabalai. Čia yra, matai, vėlgi, kai aš stand-upų domėjausi, sakykime, turi kažkokią tai mėgstamą komiką, ne? Be jokios abejonės ne lietuvių, kadangi, mes prie lietuvių dar grįšim anksčiau ar vėliau, bet dalykas, sakykime, ten jaunas Louis C.K., ne? Jis irgi atsistoja, žinai, klube ir praktiškai jisai pasakoja anekdotus, žinai. Bet tai čia yra, suprantate, tas toks pradinis išeities taškas, kai tu, tiesiog atsistoja ir jokinių publika senais bajeriai, žinai, barzdotais anekdotais, žinai. O Lietuvoj tas reikalas, sakykime, jau ta profesionalioji, jeigu taip galima sakyti, stand-up kultūra, žinai, nes tai nebuvo stand-up, tai tiesiog į sceną ateina, žinai, žmogus, surenka ant šlagą ir pasakoja anekdotus. Šilanskas, anekdotų karalius, dėjau. Prasme, tu gali pasiskaityti laikraščio, kitam gali anekdotas ir gausi. Gerai, Šilanskas, ne? Tas, kaip jisai vadinasi, Zavaliauskas, ne? Zakarauskas, paskui. Zavaliauskas irgi buvo beje. Paskui, kas prasidėjo iš jaunos kartos, žinai, gerai, Kazlas. Kazlas unikalus, bet vis tiek jisai irgi sakydavo anekdotas. Jis irgi pasakodavo. Kada būdavo ant šlagas, tas susirinkdavo ir jisai, pavyzdžiui, bet jisai ką panaudodavo, jisai pradžioje apšildydavo ir atsimenu, pavyzdžiui, istoriją pradeda pasakoti. Bet kas su juo susijusi istorija, žinai. Iš tikrųjų, žiauriai mažai, jeigu iš viso yra, tai būtent tokių dalykų, žinai, kad žmogus atsistotų ir tiesiog komentuotų, žinai. Humoro formą komentuotų. Ką visi stand-up normalūs komediantai daro, žinai. Jie komentuoja visuomenės buvimą, žinai. Tam tikras temas išsiskirsto ir pasakoja, tiesiog kalba, žinai. Ir, sakykime, tarsi tai yra jų monologas, bet tarsi ir jie sykiu kalba su publika.